Tad labas vakaras dar visiems dar kartą. Ir šiandieną vėl antradienis ir 8 valandos vakaro, kaip ir visada, mes susirenkam pasikalbėti apie šituos produktus. Tai kaip mums padėjo, tai M International produktai yra iš tikrųjų, kas yra pirmą kartą net nežino apie šituos produktus arba dar net nebandė šitų produktų. Tai vat tie žmonės gali parašykit ir galbūt gausit kokią nors šiandieną ir dovanėlę. O Kristinai, kas čia yra Lineta ar Vilma, padėkit Kristinai prisijungti prie Zoomo. Nu, labai trukdo jau čia šiandieną visi kažkodėl tai. Tai va, ir aš iš tikrųjų tai labai skubėjau čia pas jūs į Zoomą ir nepasiruošiau prie savęs jokio pavyzdžio kaip produkto ar parodyti apie ką. Tai labai sekundę atsiprašysiu. Ir taip, tai aš atsinešiau ir parodyti produktus, kaip jie atrodo, kas žmonės jų nematė ir nežino, apie ką tai kalbam. Tai yra Green Max žarnyno valymas. Blue Max yra visos limfos valymas, galime naudoti jį vietoje antibiotiko, kaip sergat, arba netgi jeigu jums žmogus daktaras išrašė antibiotikus gerti, nebijokit ir šitų prie antibiotikų gerti, tai padės jums atsistatyti ir pravalyti visus pašalinius toksinus, kurie ateina nuo antibiotikų, ir Mimaxas, kuris yra ląstelių maistas, ir Jekaterina. Čia labai stebuklingas tepaliukas, higieninis tepaliukas, kuris gydo praktiškai vos ne visus galus. Va, ir nuo nudegimų, ir nuo cistų, ir nuo pienlingių, ir nuo visokių kitokių dalykų, ir kiekvieną dieną galime naudoti ir rytą, ir vakarą, ir jausimės labai gaiviai ir gerai. Tai va, tai šiandieną aš kaip ir kiekvieną antradienį naujam žmogui esu paskyrus dovanėlių, ir mano dovanėlės čia va yra iš maišelių sudėtos visos, iš šito va pokelio. Ir kodėl aš sudėjau į maišelį, todėl kad tiesiog aš pasiskirščiau, kiek man reikės duoti jums dovanų. Ir sponsoriai, kurie pasikvietė savo žmonės, taip pat galite ir turite teisę įjungti savo garsiakalbius. Ir taip pat matot, kad iš jūsų komandos žmogus, jūs galite taip pat padovanoti kažkokią tai žmogui dovanėlę ir nelaukti vien iš manęs, ar ne? Nes aš tikrai kiekvieną antradienį kažką tai padovanoju, ir dovanos tai nėra labai ir pigios. Ir žmonėms reikia tų dovanėlių. Tiems ypatingai, kurie nepasiryžta, kurie dar abejoja arba vienai par kitaip galvoja, čia nieko nepadės, arba čia toksai ir toksai, sakykime, nevykęs dalykas, kai vien tiktais yra be chemijos, kai yra augaliniai produktai. Tai va, tai jums yra 20 pokelių, kuriems šiandieną iš šito poko viso išdalinsiu dovanų. Bet taip, naujas žmogus, kaip čia labai, net nežinau, kaip perskaityti Heome, X-E-O-me. Tai norėčiau su jumis pasisveikinti. Labas vakaras. Labas vakaras, gal kartais čia mano X2 rašo, nežinau, žinokit, nes ką tik į Xiaomi telefoną persisiunčiau Zoom programėlę, tai galbūt ir taip užvadinta. Matau, kad kai parašyta X2, tai čia būtent aš rašiau, kad mane pakvietė Ilona, esu naujas žmogus ir tikrai įdomu pasiklausyti ir norėčiau išbandyti.
Jūs dar visiškai nebandė ir prisijungė pirmą kartą turbūt. Taip, pirmą kartą jo. Tai jūs tada pasiklausykit žmonių, ką mes kalbėsim, apie ką mes kalbėsim ir paskui vėliau aš jūs pakalbėsiu. Gerai? Ir tik tai Gerai. galite pasakyti savo vardą. Nida. Nida. Taip. Gerai. Nida, tai mes pasikalbėsim truputėlį vėliau, o dar noriu pakalbinti. Taip. Ką aš čia noriu pakalbinti. Dalia, sveiki. Esu Zoom antrą kartą, prieš 2 dienas pradėjau vartoti produktus. Tad Dalia, labas vakaras. Labas vakaras, ar girdit? Taip, girdim Dalia. Ir ką jūs galite pasakyti, panaudojus tas 2 dienas ir kokius produktus jūs naudojat? Pradėjau Green Maxą naudoti ir sekmadienį, o 2 dienas pridėjau Blue Maxą ir Mi Maxą pasitarus su Viktorija. Tai ar skanus produktai pirmiausia? Aha, skanus tikrai. Vaikai gali Aš valgyti? prieš tai bandžiau kitos kompanijos produktą, atseit analogą Green Maxui. Tai man labai nepatiko, nes labai kažkoks liežuvis apmiršta, paskui visą parą kažkoks jisai įdomus, o čia tai tikrai labai ir skanus ir jokių pašalinių pojūčių nėra. Kaip jūs manot, vaikai gali gerti valgyti šitos produktus? Tai ko gero taip. Ir noriai valgo, ne? Nes todėl, kad tikrai jie labai skanus, ypatingai Mi Maxas, Blue Maxas, tai jie kaip saldainiai. Tai šiandieną buvo pas mane svečiuose Milda ir aš jai daviau paragauti. Blue Maxo nespėjau duoti paragauti, bet Mi Maxą daviau paragauti. Tai Milda, kaip skonis šitų produktų? Kaip be vandens toks, aš kaip sakiau, kaip vaikai, kaip jūsų saldainiai ten tie su visokiom rūgštelėm ir saldus ir visokie kitokie. Ir šiandien, tarp kitko, sūnui daviau Green Maxo paragauti. Tai sakė, mama, jami, sakau, sustok, sakau, čia tau ne visas, būtų visą išgėręs. Tai va, tikrai skanus. Ir jeigu ir būtų, kaip ir sakau, pradžioj mes turime pripratinti organizmą, kad tas organizmas priprastų, nes mes labai toksiškam gyvenime gyvenam ir mūsų organizmas jau daugiau įpratęs prie toksinių medžiagų, ar ne? Ir mes visai neblogai jaučiamės ir galvojam, kad mes aplamai labai sveiki. Bet kai pradedame gerti šitos Green Maxus, Mi Maxus, Blue Maxus, tada mes suprantame, kad mes klydome, nes ir ten pradeda paskaudėti, ir ten pradeda paskaudėti. Ir štai jums testas nuo šitų produktų, pradėjus naudoti, testas, kur buvo paslėpta jūsų kažkokia tai problema, kuri būtų su griausmu atliekus kokią vieną gražią dieną. Tai va, tai kaip ir norėjo pasakyti, kad tinka vaikams šitie produktai nuo metų laiko. Tai jeigu jūs duosit nuo metų laiko ypatingai Mi Maxą, tai jūsų genetinių ligų vaikas tikrai neturės. Nes kas yra Mi Maxas? Mi Maxas tai yra ląstelių maistas, kuris pamaitina mūsų kamieninę ląstelę. Negyvą ląstelę ir sergančią ląstelę nužudo, ar ne, ir išveda, Blue Maxas padeda išvesti per visą limfą, išvesti į lauk iš mūsų organizmo. Tai reiškia, kad pačios ligos, jos yra su sergančiom ląstelėm, nuo sergančių ląstelių. Tai kuo mes anksčiau vaikams pradėsim duoti šitą Mi Maxą, tuo mūsų vaikai tikrai bus sveikesni. Naudoja ir mano anūkai ir labai dažnai sirgdavo. Savaitę eina į darželį, savaitę serga. Savaitę eina į darželį, savaitę serga. Šiuo metu, gal pati Henrieta pasakys, kaip mūsų ta anūkė, ar jinai dar serga, ar vis tik į darželį eina be jokių ligų. Labas vakaras, aš čia biškai svečiuosi, bet pabėgsiu. Tai iš tikrųjų
niekas mes čia nesergam, o jeigu tik tais jaučiamės, kad pradedam, tai iš karto visus sugeriam ir, aišku, padvigubinam dozę ir tada viskas, nieko nėra kitą dieną. Tai tikrai, o būdavo anksčiau savaitę vedu, savaitę nevedu, savaitę vėl vedu, savaitę vėl nevedu. Čia aš manau, mamos šitą visą žino, čia tikrai ne aš pirma jaučiu ir ne paskutinė, tai tikrai jau taip yra. O kas dar esate iš mamų, kurios duodate savo vaikams šitos produktus? Aš duodu. Kas čia duoda, Kristina? Kristina duoda taip. Duodu mano vaikams 10 ir 13 metų. Ir jie taip pat noriai geria ir tikrai pastebi. Pavyzdžiui, mano vaikui ir sūnui yra užkietėję viduriai. Ir jis net pats paprašo, kai jau jam reikia, mama duok. Kasdien jis neprašo, nes mokykloje nenori lakstyti į tualetą. O dukrytė taip pat nori. Ji iš ryto atlieka visus reikalus, jai viskas gerai paskui. Tai tu kalbi apie Greenmaxą, o ar duodi Bliumaxą ir Mimaxą? Taip, ir Bliumaxą ir Mimaxą duodu. Nes Bliumaxą ir Mimaxą galime tikrai gerti ir eiti į mokyklą ir nebijoti, kad mums reikės bėgioti į tualetą, ne? O jau vakare, tai galim savo leisti savo vaikams atžalom iš tikrųjų ir anksčiau truputėlį prieš miegą duoti, kad ryte atsikėlę jie galėtų padaryti savo reikalus prieš išeinant į mokyklą. Bliumaxą nešiojasi rankiniai, tik tai kai jau reikia nuvežti į mokyklą, bevežant į mokyklą, tik išsižiok, suberi, užsigeria vandens ir laisvė. Taip, tai va, labai smagu, kad dalinatės apie savo vaikus ir vaikai labai aktuali tema ir kuo anksčiau mes tuos vaikus pamaitinsim šitais produktais, mes tikrai nematysime savo nesveiko vaiko, todėl kad nuo vaikui beaugant auga ir pati nesveika ląstelė ir su tom ligom, kurios atsineša iš tėvų, iš senelių, iš prosenelių ir sakykime, iš senesnės kartos, ar ne? Tai mes duodami vaikams šitos produktus, tik tais pagelbėjime ir savo mažiau pergyvenimų paskui turime ir visokių kitokių reikalų. Tai va, ar dar yra mamų, kurios norėtų pasisakyti apie savo vaiką? Galėčiau pasisakyti, esu pasakius. Tu palauk truputėlį, nes Rūta, jau jos mergytė ir pati nori kalbėti. Tai labas vakaras, Rūta. Labas vakaras. Pasakok dabar, ką tu geri, Sofija? Ar geri Greenmaxą? Taip? Papasakok, ar skanu, kaip? Skanu. Ir ateini paprašyti, taip? Skaniausia Sofijai turbūt Bliumaxas, taip? Tai va, geriam ir Bliumaxą, ir Mimaxą, ir Greenmaxą. Aš tik noriu kitą spalvą. Kitą spalvą. Kokią tu nori spalvą? Šitą parodysim. Šitą labiausiai nori. Šitą spalvą labiausiai nori, taip? Šitas labiausiai patinka kaip saldainis, jo, šitas labiausiai. Tai jo duodu aš ir Sofijai, ir kitiem vaikam duodu. Ir pati va, ką tik buvau biškį virusiuką pasigavus, bet staigiai man čia per dieną laiko ir viskas. Per dieną laiko gerklė, per dieną laiko sloga ir viskas. Ir Sofijai taip pat buvo iš tikrųjų labai stipri sloga. Ir mes sugėrėm irgi Bliumaxą, Mimaxą ir Greenmaxą. Tai iš tokios bėgančios ir varvančios slogos, jai kitą dieną jau viskas nebebuvo. Tai realiai per dieną laiko dingo sloga, kaip ir man. Slogą įprastai, tai mes galim pasigydyti per savaitę arba per 7 dienas, ne? Dviem variantais. Arba per 7 dienas, arba per savaitę. Tai dabar turime mes tokį produktą, kurį galime su sloga mes padėti įsigydyti per parą. Netgi kartais paros nereikia. Va, Tikrųjų, čia
Mane tai nustebino tas, kad sloga ar gerklė per parą, per vieną dieną, tai kažkas tokio. Nes negydoma ar gydoma sloga dažniausiai savaitę laiko. Savaitę Tai- arba net vienos kaip Jo, aš. arba jo. Tai Ir va, džiaugiamės, ar ne, tokie. tai džiaukitės ir gerkit ir mėgaukitės ir dar kitiems pasakykite, nes tai nėra baisu naudoti suaugusiems šitokį produktą, jeigu mes duodame savo vaikams, ar ne? Tai va, Ir jo, žmonėm. Tad jie geria. Taip, labiausiai patinka. Tau taip. Man geriausiai tiek pat. Nu, atsisveikink, sakyk visą. Ai visą. Visą. Gerai. Ate. Ačiū. Užtenka, kalbėjom, leisim kitiem jau. dabar jau tu gali Jo, dabar jau viskas. Gersim, taip? Gersim. Giedrė, tu neįsijungi garsiakalbio. Oi, atsiprašau, net iš tikrųjų susvajojau, tai labas vakaras visiems. Tai aš truputėlį vėliau pasireikšiu su kitais pasidalinimais, bet kas sieja vaikus, kas liečia vaikus, ar ne, aišku, kad ir tos mūsų paauglius, suaugusius vaikus, kaip sakau, nes jie suaugę vaidina, jau sako, kad čia mums reikia ir kitų dalykų ir visokių kitokių dalykų. Tai pas dukrą iš tikrųjų mes turėjom labai didelę problemą su galvos kalpu, tai kai būdavo psiaris ar ne, kažkas kai egzaminas toksai jau net yra jau su visom, kaip šitom visom pleiskanom ir nesu paburkimais tokiais. Tai mes pradėjom iš tikrųjų su Jekaterina eksperimentuoti, patipėm visą skalpą ir per 2 dienas iš tikrųjų net nustebau, kaip viskas nuėjo, viskas paburkimas nuėjo, visas infekcijos nuėjo ir tik tais liko skalpas gražus, toksai raudonis. Tai va, vien tik dėl Jekaterinos norėčiau tikrai rekomenduoti, jeigu kas nors turi egzemą ar kažkas turi problemų su skalpu, būtent Jekaterina, nes tikrai išbandėme ir mes kiek bandėme iš tikrųjų iš daktarų, ten visokiausių ir tų tepaliukų ir dar kažko, tai aišku, ir tą žarnyną valėm su Greenmaxu ir Vimaxais ir visais Blumaxais kartu viskas padėjo išeiti, viskas, kas turėjo iš vidaus išeiti, ar ne, kas sukeldavo tą visą psiarį. Ką mes dar esam panaudoję? Jekaterina, jinai naudoja kaip prausiklį veido. Lygiai taip pat, nes dėl to, kad jinai turi labai problematišką veido odą, labai tie visi spogeliai, žinot, kaip yra paauglėms dažniausiai, tai jinai labai sunkiai kovoja, su jais pirkdavo visokiausius prausiklius, ko ten nieks nedarydavo, niekas jai nepadėdavo. Tai pradėjau aš pradžių plauti su Jekaterina, tiesiog prasiplovė veiduką ir tada mes jai davėm šitą kaukę Lamoro, irgi taip pat, lygiai taip pat iš mūsų produktų. Tai Lamoro kaukę jinai panaudojo 7 dienas iš eilės, nes galima pirmam kartui jas 7 kartus iš eilės panaudoti, tai jos visą odelę iš tikrųjų pasidarė tiesiog lygi, šiek tiek matosi truputėlį dar tas visas spogeliais, tas nueitas, kad būtų ar ne kažkas, kad būtų buvęs ant to veiduko, bet jinai tik pradėjo tą visą kaukę naudoti, tai vat kaukė irgi yra nuostabi, problematiškai, ypač vaikams, kurie turi labai daug problemų su aknėm, su kitom visom problemom, su šitų paauglių problemomis spogeliais, ar ne, tai tikrai rekomenduosiu išbandyti, kas turit paauglius, ypač vaikus, arba patys, kas turit problematišką odą. Tai va, jeigu apie vaikus, tai tik tiek. Labas vakaras. Aš dar norėjau irgi apie vaikus šiandien pasakyti. Turėjau tokią šventę, man buvo anūkės palikę savaitgaliui vaikai, o man abi dvi anūkės, žodžiu, abi mergaitės yra alergiškos gliutenui. Ir stengiasi nevalgyti nieko, kas yra su gliutenu, bet nežinau, ar vien gliutenui, nes tokios odytės būna, širkšti odytę braukiant, pavyzdžiui, per rankytę visur, kojytė širkščios, oda širkšti. Ir joms visą laiką niežti, jeigu kai jau paguldai miegoti pietų miego, arba nakčiai miegoti, tai neina užmėgdyti, nes jos amžiai kasosi, viską niežti. Aš po galais neištvėrus atsinešiau Jekateriną ir ištepiau visas niežtinčias vietas, kojas, rankas, pažastytes. O vyresnioji dar anūkė sako,
man čia sako, močiutė, gali pakasyti. Nu, aš pradėjau kasyti, sako, aštriau kasyk, nes man labai niežti. Ir aš čia taip pajutau su pirštais kasydama, kad čia toksai gumbas iškilęs, ta prasme, kaip būtų uodas įkandęs ir tokia, toks iškilęs galvoj. Tai ir ant šito patepiau su Jekaterina ir visur, kur niežtėjo. Tai jos užmigo per kokią 1,5 minutės, jos jau viskas. Vaikai užmigo, nes nustojo niežtėti tą pačią sekundę. O tas guzas, tai jau paskui užmiegojo po pietų, aš jos klausau, sako, ar tau jau, sako, čia dar niežti? Ne, sako, nieko nebėra. Jisai tas guzas net subliuškęs, jo kaip ir nebuvo. Viskas susitraukė ir nustojo visas niežėjimas ir galvoj, ir šito įkastos spuogo, ir visos odos. Tai vat reikia pasirodo tepti, kai jeigu ir kai niežti. Ir nuo vadų. O kas čia dabar pasidarė? Kas čia pas mus pradės paišyti, rašyti? Tai va, yra ir šuniukams, ir kačiukams taip pat tinka šita Jekaterina ir nuo uodų sukandimo žmonėms, ar ne, vat kai tu sakai, Lijana, sukando uodas, pasitėmė, mes irgi čia sode dabar būnam, tai prie miško ir kiekvieną vakarą būna labai daug uodų. Tai Jekaterina tikrai padeda nuo uodų įkandimo ir netgi kažkokį tai procentą atbaido šitų uodų nuo įkandimo. Tai va, tai unikalus produktas šita Jekaterina. Ir kaip ir sakiau, šuniukam tinka, tai mano šuniukui buvo čia į antakį ties akim įkandus erkį ir iš karto tenais buvo tokia pulpa labai gera iškilus. Ir žinau, kaip į tą pačią vietą buvo prieš 2 metus įkandus, kol dar šitų produktų neturėjau, nepažinojau. Tai mums tada apie 1,5 savaitės, kol jinai susileido, kol nebesimatė jau to į viso įkandimo nuo tos erkės. Ir šiemet taip pat vėl į tą pačią vietą įkando ir vėl didžiausias tokios ištinimas, toksai guzas ir momentaliai per kelias valandas susileido, nebuvo net žymės, kad buvo kažkas tai įkasta. Tai va, tai, Jekaterina galite bandyti visur ir tik tais negerkit ir dantų neplaukit, nereikia, tam yra pasta. O visą kitą eksperimentuoti ant savo kūno tikrai galit. Ir moteris, kurios turi menopauzę, tai tiesiog galit su ją praustis ir tikrai labai didelį procentą viso jūsų prakaito jinai išvaro iš jūsų organizmo. Tiesiog tas kvapas nebūna toksai aštrus, kaip būna padidintas, sakykime, ar ne, tas aštrumas būtent tuo metu. Tai Jekaterina galim tikrai ją naudotis, tikrai bandyti viskam, kam reikia. Tai va. Ir taip, ir Kristina rašo, esu nauja, naudoju 2 savaitę. Tai jau panaudojus 2 savaitės, Kristina, tikrai galite atsiliepti apie šitą produktą, kaip tas jums produktas per 2 savaitės, kokią galią jums parodė, ar ne, ką jisai su jumis šnekėjo. Labas vakaras. Labas vakaras. Šnekėjo daug. Ar girdisim gerai? Girdim. Šnekėjo daug. Green Maxas labiausiai turbūt šnekėjo su manim, nes iš tikrųjų pas mane buvo viduriavimo problema. Jau po 2,5 metų daktarai įvairiausias ligas bandė pripaišyti. Tai va, ir dabar gėriau 2. ar 3. kartą jau antibiotikus ir kartu su antibiotikais pradėjau Green Maxą ir Mi-Maxą gerti. Tai kaip ir situacija yra geresnė, bet dar valosi vis tiek, jaučiu, kad nuo Green Maxo dar valosi, nes iš tikrųjų buvo vieną dieną pamiršau, tiesiog išvažiavom, neturėjau su savim neišgėriau, tai kitą dieną kaip ir viskas buvo vidury susitvarkė, viskas, nebėra jau to viduriavimo, bet vis tiek, nenustoju toliau Green Maxą geriu, tai, jaučiasi tas valymasis, bet nėra toks kaip tas ūminis viduriavimas, kaip buvo problema, kad tokia. Tai toks pastebėjimas yra. Ir dabar, irgi prieš kelias dienas
šitą Blue Maxą irgi įvedžiau. Tai dar nežinau, kaip jo dar rezultato negaliu pasakyti. Svarbiausia, kad jisai skanus, ar ne, o rezultatai jisai Oi, atneša tikrai savo laiku. skanus, labai skanus. Mhm. Taip. Tai žiūrėkit, Kristina, duokit žmonėm truputėlį aiškumo, ar ne? Ar reikia bijoti žmonėm tiem, kurie viduriuoja, nes sako, kad aš ir taip viduriuoju, Green Maxas dar daugiau man paleis vidurius, ar ne? Tai vat Žinokit, duokit aiškumo tikrai čia nereikia. žmonėm, Nes kaip aš iš pradžių pati irgi bijojau, žinokit, ir jau nusipirkus buvau, turbūt laikiau kokias 2-3 savaitės, nes nulaukiau, gal biškį aprims, gal kaip, nes jau toks buvo pas mane baisus tas viduriavimas į dieną po 10 kartų, tikrai toks ir morališkai, ir fiziškai sunkus dalykas. Tai va vis tempiau gumą ir dabar gailiuosi, kad anksčiau nepradėjau aš jo gerti. va. Iš tikrųjų nereikia bijoti, tiesiog išvalo ten tą visą turbūt visus negerumus, dėl kurių ir kyla tas viduriavimas. Taip, o ar pas medikus jūs ėjot dėl to viduriavimo, žiūrėti, kas čia, dėl ko čia tai? Taip, žinokit, man ten bandė ir dygliuoto žarnos sindromą pripaišyti, bandė paskui ir rado auksinį stafilokoką ir kandidą rado, žodžiu, visa puokštė buvo. Ir vis gan gydė, tai nuo vieno, tai nuo kito, tai nuo trečio. Ir kiek laiko? Dietos, Kiek jau jūs... nuo spalio mėnesio, tai va, jau daugiau negu pusę metų. Ir medikai tikrai jokių nedavė, sakykime, rezultato, ar ne, su savo Su medicinu. savo antibiotikais. Sakau, nes ir dietų buvo specialių paskirta ten ir mėnesį, ir 2, ir visokių pieno produktų atsisakyta, kad galėtų įtakoti ar erzinti tą žarnyną, ar ten, žodžiu, buvo griežtos ir dietos ir viskas, ir niekas nepadėjo. Ir dabar, grinai su paskutiniais antibiotikais, dar pradėjau vartoti Green Max ir Min Maxą ir jaučiu, kad tikrai yra pagerėjimas ir jėgų daugiau yra. Tik tai dabar kažkaip, nežinau, gal irgi pradeda kažkas valytis ir galvos skausmai prasidėjo, nes, anksčiau tai nebūdavo man niekada. Tai manau, kad čia irgi kažkas valosi. Taip, be jokios abejonės, kaip ir sakau, tai tie produktai yra testas, ar ne, kur parodo, kur slypėja mūsų problema kažkokia tai. Tai vėlgi šitie produktai, jie neima jūsų viso organizmo suūminti iš karto. Kaip ir sakau, jeigu, sakykime, yra variklis ar ne, ir nuo variklio ten prasideda kažkokie tai grandinės, dar kažkas tai, kad būtų sukamoji jėga, tai būtent šitie produktai ir imasi nuo pat pradžių, ar ne, nuo variklio ten kažkokios tai ašies, ar ne, pereina visą variklį ir paskui toliau eina. Tai taip, kad mūsų viso organizmo iš karto nesuūmina visų ligų, tai eina labai palaipsniui. Tai gali būti ir po 1,5 mėnesio, ir po 2 mėnesių, ir po 3 mėnesių kažkoksai tai paūmėjimas. Tai neįsigaskit, tai tikrai taip išeina iš mūsų organizmo šitie visi parazitukai ir tos ligos, kurios mūsų organizme nepageidaujamos, ne? Nes gyvas organizmas, gyvam organizme, jis tiesiog mus šokdina kaip su botogėliu, ar ne, šeimininkė, man to, šeimininkė, man tas, ar ne, ir mes taip gaunam signalą į savo smegenis, kad aš noriu ir to, ir ano, ir kito, ir trečio, to, kas yra nesveika, tai, kas parazitam yra naudinga, ar ne, ir visą tą naudingą maistą, kurį turėtume pasisavinti mes, patenka į parazito skrandį. Nesvarbu, kad mes tų parazitų nematom ir savo plika akim tikrai nematysim. Ir jeigu atidarytume, galėtume atidaryti savo, sakykime, visą kūno dalis ir pamatyti, kas tam organizme ten randasi, tai tikrai mes paimtume ir pagalvotume, ar verta valgyti burgerį, ar verta gerti kažkokį Red Bullį ar dar kažką tai, nes tai reikalauja mūsų parazitai. Tai tas begalinis noras bandelių, begalinis noras kažko, tai taip, noriu, negaliu. Ir einam per parduotuvę, kur nors pro šoną, aš negaliu praeiti, nes Jėzus, kai man ten tas šokoladas traukia į akis ir seilės byra, negaliu praeiti. Tai čia ne mes, ne mūsų organizmas tai prašo, tai prašo parazitas.
Tai tas parazitas, kuris gyvena tiek mūsų žarnyne, mūsų kraujyje, mūsų skrandyje ir visuose kitose mūsų organuose, kuris duoda signalą į mūsų smegenis, kad mes paklustume tam parazito norams ir įvykdytume jo norą. Tai čia nėra juokinga, čia yra taip iš tikrųjų, tai ne pasakų lygyje, kad parazitai mus šokdina ir mes pagal juos šokam, ar ne? Tai labai gerai parodo pats GreenMax'as, kai būna kartais žmonėm, kaip ir man asmeniškai pačiai buvo, pirmą kartą tikrai labai skaniai išgėriau, o antrą kartą aš jau suprantu, kad aš pusę išgėriau ir pusę jau nebenoriu gerti, nes aš pradėjau nuo pilno gerti. Ir paskui jau, kai prasivalė, kai aš pamačiau, kas tenais išėjo tokie, ir po šiai dienai aš labai skaniai geriu ir tikrai manęs nesubritkino ir jau, sakykime, smegenys mano nesako, stop, užtenka, nereikia. Reikia, brangieji, reikia šito GreenMax'o. Ir čia kažkas tai kalbėjo apie tai, kad negali būti, kad pusę metų reikia šitą valomąją priemonę naudoti kaip valomoji priemonė. Taip, GreenMax'as, BlueMax'as, jisai yra valomoji priemonė, bet reikia nepamiršti, kad jinai yra ir gydomoji priemonė, todėl kad duoda mūsų organizmui visko to, ko mums reikia kiekvieną dieną iš daržovių, vaisių, uogų. Tai nėra ta šluota, kuri iššlavė ir paliko savo darbą kažkam tai kitam, ar ne? Jinai viską padaro pati. Visas šitas ir GreenMax'as, ir BlueMax'as, ir BlueMax'as mes galime naudoti metų metais, ne tik tais pusę metų, ne tik tais mėnesį, 3 mėnesius, todėl kad tai yra maistas, tas, kuris mums reikalingas kiekvieną dieną. Vaisiai, uogos, daržovės. 10 kg daržovių per dieną mums reikia suvalgyti, kad mes gautume iš daržovių visko, ko mums reikia. 10 kg BlueMax'o reikia suvalgyti, to šito uogų reikia suvalgyti, vaisių, BlueMax'o, ar ne? Viskas įdėta į vieną pokelį. Irgi vėl nepasiėmiau, pasiėmiau tos mažesnius pokelius, kaip atrodo, štai yra čia 10 kg, ar ne, ir čia 10 kg. Ir GreenMax'o pokelyje taip pat 10 kg daržovių. Prašom. Labai lengva po 10 suvalgyti, ne kilogramų. O jeigu reikėtų mums suvalgyti iš tikrųjų 10 kg tų, 10 kg tų, ar tai būtų įmanoma įdėti į mūsų skrandį 30 kg vien tik daržovių, vaisių, uogų? Nebūtų įmanoma. Tai yra beviltiška, todėl kad tai mes jau ir dabar valgome ne tą daržovę, ne tas uogas ir ne tuos vaisius. Tai va. Valentina, aš norėčiau paklausti dar, kad ilgai tiek vartoja, kiek laiko daugumai žmonių užtrunka tas paviduriavimas, tas valymas. Ar čia labai labai skirtingai kiekvienam? Labai skirtingai, kiekvienam pagal savo užterštumo lygį. Jeigu žmogus, kuris prisilaikė kažkokios tai dietos ar ne, maisto prisižiūrėjo, ką deda į burną, tai iš tikrųjų savaitę, 2 savaitės ir susinormalizavo jo visas organizmas. O mes, kurie turim, sakykime, problemų, ar ne, mes tikrai nesilaikėm, Kristina, taip nuoširdžiai. Ar laikėtės tokių dietų, dar kažko, tai kad žiūrėt, ką dedame į burną, ne? Kai problema ateina, tada priverčia mus pagalvoti, ar ne? Ar tikrai aš gerai valgau, ar tikrai man tas reikalingas šitas maistas. Bet kol problemos nėra, mes iš abiejų rankų dedam tai, ką mes norim, ir to, ką prašo mūsų parazitas. Tai va, tai reiškia... Aš galiu pasisakyti, aš 3 metus, gal daugiau netgi viduriavau. Ir man viduriavimą, aš nebijau iš tikrųjų gerti, nes man jau buvo įprasta viduriuoti. Aš labai daug metų viduriavau. Tai kai pradėjau gerti, tai aš viduriau 3 mėnesius. Man po 3 mėnesių dabar išmatos eina labai gražios, minkštos, be jokių skysčių, be jokių viduriavimų. Tai aš esu šokė iš tikrųjų. Nes tikrai būdavo iki tokio nusividuriavimo, kad užpakalis skaudėdavo ir griauždavo.
būdavo dienom intensyviai labai, būdavo atrodo, bet taip kiekvieną dieną aš eidavau į tualetą kokius 6 irgi kartus ir visą laiką viduriavau. Taip, su Green Maxu turbūt mažiau net įėjai, ar ne? Ne, jau pradžiai, ėjau, bet aš neįsigandau, nes aš taip pat taip viduriuoju, nu tai man kažkaip jau taip viskas atrodė kaip ir normai, nes tikrai labai daug metų, aš parašiau 3, bet aš net nežinau, gal dar daugiau metų viduriavau, visą laiką viduriavau. Tai va, ir dabar aš einu labai gražiai, minkštai ir taip fainiai dabar jaučiuosi, kad nu nebegriaužia to užpakalio iš tikrųjų, nes būdavo tokių dienų, kai jau skaudžiai nusivalyti, būdavo ar net ypatingai per tas savo dienas, tai net to stiklo tu susidėti, atrodo viską išgriauž tenais. Ir Tai va taip. kaip dabar, Kristina? O dabar lenda dar visokie galai. Mane kaip skaneris skanuoja nuo viršaus iki apačios. Vat ir galvą skaudėdavo, kur iš tikrųjų galvos skausmų aš laimingas, sakydavau žmogus. Laiminga moteris, tai galvos skausmų gal ant pirštų 5 nereikia sudėti, kiek man yra galva skaudėjęs. Tai va, pradėjus vartoti Green Maxą, man galva irgi skaudėjo. Bet taip nestipriai, bet paskaudėjo. Pykino širdį skaudėjo, bet aš viską labai žiūrėjau teigiamai, aš žinau, kad pasiklausius, kad padeda ir aš labai tikėjau, kad man padės ir iš tikrųjų, nu, jaučiuosi kaip gyvenime, dar nežinau, ar taip jaučiausi. Gal jaučiausi, kada nors kaip vaikas buvau, bet nebepamenu. Taip, bet Kristina, tu sakai, kai be Green Maxo, ne iki Green Maxo, tu sakai ir nieštėjo, ir perštėjo, ir visko tenais buvo, bet kai su Green Maxo einu dabar į tualetą, ar yra tas perštėjimas, skaudėjimas? Nebuvo. Ėjo gleivėm, ėjo dideliais kiekiais, aš, pavyzdžiui, darbą išeinant eidavau po 4 kartus, netgi po 5, nors aš geriau tik trečdalį, man labai stipriai suveikė nuo pat pirmų vakaro. Man tikrai labai galingai suveikė jisai, bet niekas neneštėjo, negriaužė, nieko. Tai va, ėjau tik tai, kad skistai ir daug. Nu, iš pradžių taip daug, kad tikrai sėdėjau ant tualeto ir galvojau, čia užteks man to vandens, kiek čia man tų reikės kibirų prisipilti, nuleisti. Nu, buvo tokių minčių, galvoju, aš čia atsistosiu, nueinu vėl ateinu, galvoju, kaip į darbą išeiti. Bet viskas labai gražiai susitvarkė dabar, nu, fantastika iš tikrųjų. Tai Kristina, kita Kristina, ar ne? Jūsų irgi ta pati šventė laukia, kai jūs šitą problemą nusimesit jau nuo savo pečių, nuo savo vargo, ne? Ir jūs galėsit pasidžiaugti čia Zoom'uose žmonėm patardami, ne, kaip jūs pragyvenot su šituo Green Max'u. Dėl to tas Zoom'as mūsų ir labai unikalus, ir labai įdomus. Ir tikrai verta visiems žmonėm, kurie yra ypatingai skeptikai, ar ne, kurie sako, nu ką, tu čia jau dabar man papasakosi, kokios tai daržovės gali išgydyti kažką tai, ar ne, bet kai matom, girdime pavyzdžius, ypatingai su viduriavimu, kai mes linkę viduriuoti, kažkokia tai problema, reiškiasi, yra, ne, ir mes, kai sakom, įsivalykit žarnyną, tai reiškiasi, dar daugiau paviduriuosim, oi, ne, žmonės sako, ne, aš ir taip skistai einu, man ir taip gerai, kol dar aš galiu save, sakykime, balansuoti taip, ir žmogus tiesiog nedrįsta imtis šito Green Max'o. Tai abi Kristinos, galit patvirtinti dar kartą žmonėm, kad bijoti nereikia. Tikrai nereikia, patikėkit, kai bus po to gerai. O aš iš tikrųjų atėjau, kaip aš klausau žmonių, neišeina į tualetą, kaip taip neišeina į tualetą, nes aš visą laiką viduriuoju, tai aš atėjau ne dėl to, aš čia problemos nemačiau, aš jau tarsi tai buvo kaip, nu, įprasta, tai visą laiką tai buvo, tai aš atėjau valytis kepenų, nes man čia buvo pradėję kilti, tai, o kai pradėjo visi galai valytis, tai aš sakau, kiekvieną dieną vis stebina ir vis, o Dieve, kas dar išlys, kas dar, bet aš džiaugiuosi, kad tik lenda ir greičiau lystų, išlystų ir baigtųsi. Tai va. Manau, kad Kristina, antroji Kristina, neįsigasit toliau naudoti, ir ne, naudojat ir naudokit. Taip, naudojat. Tai dar kol kas bijau didinti galbūt dozę, aš po trečdalį Green Max'o kol kas geriu. Bet manau dar kokią savaitėlę, tai po trečdalį ir po to jau ant pusės bandysiu pereiti. Aš po trečdalį išgėriau 2 mėnesius. 2 mėnesius dabar esu iki pusę pakučio dajus, nes pilno tikrai negaliu gerti, man yra per stipru.
Ir aš, kaip aš sakau, aš niekur neskubu, tegul eina geriau taip, negu ten su tais dideliais paūmėjimais, nes tikrai vieną kartą išgėriau pakutį, tai Dieve brangus, jau melstis buvau pradėjus, nes, man per galinga, aš mažas žmogutis, man per galinga. Taip ir man iš tikrųjų užtenka dabar trečdalio, tikrai jaučiasi taip, kaip išeinu ir, kad kitaip išeinu iš tikrųjų, kad ir valosi, bet sakau, kitaip išeinu, nes kai man tas buvo problema, tai ten būdavo, kad aš bėgte iš ryto per 20 minučių 3 kartus turėdavau bėgti į tualetą. Jeigu, sakau, turi su savim kelnes vežiotis, nes nežinai, kur kokia bėda gali atsitikti, tai čia yra ir psichologiškai labai sunku, ir fiziškai. Ko jau dabar nebėra, tai labai džiaugiuosi. Tai va, ir žmonėm labai patiks ir tiks jūsų šitie pasisakymai, ir ne? Tai kaip ir sakau, kai žmogus pasisako pats, kaip jisai išgyveno su tais produktais, kaip jisai eina su tais produktais, pradėjęs, ar ne? Tai įsivaizduokit, kokį jūs gerą darbą padarot tiem žmonėm, kurie priima šitą informaciją. Aha. Jeigu ir vienai Kristinai padėjo su tuo, ir kitai padėjo su tuo, reiškia, verta pabandyti, ne? Ir kai pabando, ir kaip ir jūs, Kristina, čia zoomuose mes jau pradedame kalbėti patys, ne? Kad nebijokit žmonės naudoti. Ar tai būtų su užkietėjimas vidurių, ar tai būtų viduriavimas, Green Maxas neišvalo nieko iš jūsų, neišplauna. Ir nieko papildomai nieko nereikia įdėti. Nes jeigu jūs nusividuriuotumėt, tai jūs per kelias dienas kojų nepavilktumėt. O nuo Green Maxo jūs tikrai kojas vilkat ir dar oho kaip vilkat, nes pakyla ir pati energija ir tokio drive, tokio, ne, darbuotis ateina. Ir mintis visai kitokios eina. Tai va, galim klausimą dabar. Iš Vandos. Niežti galvą ir slenka plaukai, ką rekomenduojate? Tai Vanda, mes rekomenduojam būtent tuos produktus, kuriuos aš jums dovanojau. Tai yra Green Maxas, Mi Maxas, Blue Maxas. Ir dar įsigykite Jekateriną, kurią jūs naudosit kiekvieną dieną vietoj prausiklio ir visur kitur pamatysit, kokią galę turi tas mūsų prausiklis, būtent irgi prie šitų produktų prisideda labai labai daug, nes produktai, jie dirba viduj mūsų organizmo, o Jekaterina, jinai dirba ant mūsų odos. Tai nieko kito aš jums negaliu rekomenduoti, tik tais šituos visus 3 ir plus Jekaterina. Nustos ir plaukai slinkti, ir žili plaukai pradės trauktis, kaip ir pas mane, ar ne? Čia kažkatros mergaitės prašė pas mane, sako, ar turit tą nuotrauką, kai jūs buvo žila? Taip, turiu aš tą nuotrauką ir daviau, parodžiau ir sako, o dabar ar galit parodyti? Prašom, žiūrėkit. Nesimato nei vieno žilo plauko, apart to, kas yra dažyta, ne? Va, tai atsigavo mano pati natūralių plaukų spalva, būtent nuo šitų produktų, bet aš tos produktus naudoju 1,5 metų. Ir dar per 1,5 metų man kažkodėl tai nepakenkė niekas, nei Green Maxas, nei Blue Maxas, nei Mi Maxas. Tai kaip ir sakau, jie yra vietoj, ne vietoj, bet prie maisto. Mūsų pirmoji pagalba, tai ko reikalauja mūsų organizmas. Jeigu jūs patys norit padaryti kažkokią tai pertraukėlę, prašom, jokių problemų. Ir patys suprasit, kada jums reikia nustoti juos naudoti, kada jums jau yra gerai, kada kokios ligos jūsų pasitraukia, nepasitraukia, ypatingai Mi Maxo nereikėtų iš vis nustoti naudoti, nes Mi Maxas mus jaunina ir mes net senėjam, bet gražėjam, jaunėjam. Taip kad aš manau, kad jaunystės eleksyro reikia visada. Va, nes reikia ir meilės, ir reikia ir tokio ir eleksyro, kad mes savo galėtume būti laimingi, mylimi ir patys mylėtume. Tai va.
Justė rašo, sveiki, vargina refliuksas, man 25 metų, turiu eroziją ezofagitą, naudoju PP esomprozo. Žinokit, pasakysiu taip, aš nesu medikė, tikrai negaliu pasakyti, ką gali įtakoti jūsų šitie vaistai, bet prie visų šitų vaistų kartu su vaistais šitos produktus galite naudoti ir jūs pamatysit, kas pas jums keičiasi, kada jau jums palengvėja ir kada jau jums nebereikės tų vaistų. Labai geras testas, jūs patys esate, ar ne? Nes nėra produktas būtent nuo kažkokios tai ligos. Produktai tiesiog stiprina mūsų imunitetą, o imunitetas geba susitvarkyti su visom ligom. Taip kad dėl ko mes sergam? Todėl kad stresas, toksinai ir labai silpnas imunitetas. O imunitetas silpsta nuo to, ką mes valgom, ką mes gerim, ką mes kvėpuojam. Ir joks vitaminas C iš vaistinių arba iš citrinos tikrai jums neduos jokios naudos. Taip kad čia yra apgaulė, kad gerkit vitamino C ir gerkit citrinos, sakykime, ar ne, į vandenį pasidarę ir jums bus gerai. Be to, iš kur ateina tos citrinos, ar pas mus auga tos citrinos, ne? Jos atvažiuoja iš kitų šalių, išpurkštos, pripurkštos, pastatykit citriną ir pasižiūrėsit, kad jinai stovi pas jūs porą metų ir tik tais suvyto, ne? O jeigu ekologiškas vaisius, jisai turi pūti ir ne per 2 metus, o labai greitais. Taip kad... Aš dar norėjau pasakyti, atsiprašau, Valentina, kaip gyvas pavyzdys, katram nebekyla rūgštis. Aišku, pas mane nebuvo jokių skrandžio erozijų ar kažko, taip nežinau aš priežasties, nuo ko man visą laiką kildavo rūgštis. Ir aš save sunkiai prisimenu, prieš porą metų be reni tabletės. Burnoje aš vis čiulpdavau reni tabletės. Reni tai vaistas, kad rūgštis nekiltų. Jos vis tiek kildavo, ypač jeigu mineralinio atsigeri ar kažką netaip suvalgai, nuo kažkokio gėrimo, nuo maisto visą laiką kildavo rūgštis. Rūgštis man nebekyla, aš jau neturiu rūgšties ir pamiršau visas reni tabletės, turėjau pilną stalčiuką prisikaupus, bet visas išmečiau po galais. O žinot, kodėl rūgštis kyla? Rūgštis kyla ne dėl to, kad pas mus yra padidėjęs rūgštingumas, bet todėl, kad jo iš vis nėra. Nes mums medikai sako, kad mums reikia šarminti organizmą, ar ne? Mums kaip tik reikia rūgštinti organizmą, nes rūgštiniai terpiai nesiveisia parazitai, šarminiai terpiai jiems labai gerai veistis. Taip kad jeigu jums kyla rūgštis, reiškiasi, jums reikia rūgštinti organizmą, o ne šarminti. Tai va. Kalbam, su ką čia pradėjom kalbėti? Aš norėjau dar refliukso dar irgi pasakyti. Man labai ilgai vargino mane tas refliuksas, nes čia mūsų giminės tiesiog liga, visi išėjo vėžių skrandžio. Ir man, kiek aš save atsimenu, tai visada blogai buvo. Ir paskutiniu metu prieš šitos produktus irgi labai buvo paūmėjimas, jau pas daktarą ten tą puterį jau, ten, visas tas procedūras pasidariau, rašė vaistus, bet nieko nepadėjo. Ir kada pradėjau naudoti šitos produktus, tikrai susitvarkė viskas. Aš tiesiog negalėjau miegoti. 2 paduškas susidedu pagalves ir negaliu miegoti, nes gerklėj toks guzas pasidaro ir jo nei spjaut, nei nuryt. Ir taip vargindavo, paskui net galva pradeda skaudėti. Ir patikėkit, man labai greitai šitas labai greitai susitvarkė. Ir šiaip labai daug ten tų ligų turėjau ir po truputėlį viskas pasitraukė nuo manęs. Labai skaudėdavo galvą, tikrai susitvarkė.
skaudėjo šoną dešinį ir nerado niekas ligos irgi. Ir dabar, žinokit, irgi jau nebeskauda. Bijau galvot, bet viskas tvarkoj. Nereikia Tai vienu žodžiu, galima tikrai tikėti, kas dar netiki. Jekaterina irgi labai nuo nudegimo padėjo ir nuo pleiskanų, tokia kaip, nežinau kaip ten vadinasi, kaip pluta tiesiog jau būdavo. Galvoj. Viskas įsivalė. Nu, ne visai tas, bet panašiai jo. Įsivalė tikrai viskas, žinokit. Bet ėjo tokiais plaušais net. Jūs, Onute, Vienu žodžiu, tikrai veiksmingi visi produktai. Tik nepatingėkit gert, nespinteliai pasidėt ir nesakyt, kad pamiršau šiandien rytoj, gal po savaitės. Tada nepadės. Tikrai taip. Tiesiog turit tikėti. Tikrai taip. Ir norėt. Taip, bet Onute, ką noriu jūsų paklausti, būtent apie tas pleiskenas, tą luobą, sakykime, ar ne? Nes žinau, kad mes kalbėjom abidvi tikrai apie tai, bet kad žmonės žinotų, ar ne? Ar jūs naudojot, aišku, žinau, kad ne savo, jūs savo, sakykime, neįgaliai seseriai, ar ne, jūs apie ją kalbate. Ir sakykit, ar jūs naudojot prieš Jekateriną kažkokius tai vis tiek, kad luobą kažkaip tai suminkštinti, nuimti, dar kažką padaryti? Naudojom mes labai daug, ten iš vaistinių pirkom ir to šampūnus specialius, ir ten tuos tepalus, ir su hormonu, laikinai padeda ir vėl viskas. Daleiskim, mėnesio bėgi atsiranda vėl. Iš niekur nieko. Dabar va kol kas niekas neatsiranda. Nežinau, kiek bus, bet yra kaip yra. Bet aš jai, žinokit, ištepu ir laikau per naktį. Ir tada išplaunu galvą ir viskas. Kelias dienas nieko nedarau ir paskui vėl pakartoju. Ir kažkaip, žinokit, tikrai labai gerai. Taip. Ir ant galvos galima laikyti, ar ne? Galite įsitepti ir visą galvą ir laikyti visą naktį, jokios problemos. Laikau, aš tikrai. Tiktais kalba eina, kad nereikia laikyti, kada yra gleivinis, ar ne? Arba į nosį, arba intymios vietos, tai tikrai nereikia laikyti per naktį. Aišku, jeigu laikysi, nieko per daug kažko tai nebus, gal biškelį pasausės kažkas tai ar ne, bet kam... Jo, jinai sausina. Jekaterina sausina. Užtenka visai 15 minučių arba pusvalandžio ir nusiplaunam ar su servetėlę nusivalom ir puikiausiai jinai mums tarnauja. Taip. Ir dar Mimakso milteliai labai gerai. Tiesiog ant žaizdos dėt. Išbandžiau. Na ir ant ko jūs tenais išbandėt? Ant vyro ar ant savęs? Ant savęs išbandžiau ir ant sesės išbandžiau, nes jai, nežinau, pradėjo šlapiuot va čia prie ausies. Tiesiog šlapiuot. Tokia, ne žaizda, bet nemoku pasakyti. Ir galvoju, ką daryti. Ir pabarščiau, per naktį jinai buvo su jais, paskui nuplonu. Ir žiūriu, paraudė, bet viskas ten įsivalė, viskas tvarkingai. Tada dar kartą užbarščiau ir dabar viskas gerai. Ir jau nebešlapiuot. Jo, toksai, moku net pasakyti, toks šlapiavimas toks. Kai būtų prasidėtų, gal žaizda atsirastų vėliau, bet dar nebuvo tos tikrosios žaizdos. Aš atsimenu, man vaikystėje būdavo prie ausies, va čia, sakykime, ar ne, tose rinkutėse, va. Tai ir žinau tą šlapiavimą, kaip ir sakot, žaizdos nėra, bet šlapia, ar ne? Ir jeigu pasikasai, tada reiškia atsidaro ta žaizdelė, bet užsideda toksai gražus šašas, kelios dienos, tu jį vėl nusilupi, žaizdelė užgijo ir vėl pradėjo šlapiuoti. Aš manau, kad čia yra kandida ir kodėl būtent pas mane ta kandida buvo ausyse, ar ne? Tai aš manau, kad vėlgi galbūt yra nuo tėvų paveldėta kažkokia tai, ar ne, genuose.
šitas, nes aš kaip pamenu, man nuo vaikystės aš turėjau problemų būtent su ausų to šlapiavimu ir šonai, sakykime, pėdos, ar ne, labai toksai kaip, tikrai kaip egzema. Tai būdavo net nusikasau, nusidraskau. Tai aš manau, kad irgi čia kažkoks paveldimumas yra. Tai vat, tai nuo šitų produktų, nuo šito Mimaxo, ypatingai Mimaxo, tai šitos visos ligos tikrai pasitraukė ir kaip sakiau ir kaip minėjau nuo pat pradžių, jeigu jūs pradėsit duoti, mylėti savo vaikus nuo pat mažumės, jų jokios tokios panašios ligos kaip paveldimumas tikrai neaplankys. Tai yra garantija, daug žmonių tai kalba jau iš kitų šalių, kad vaikas, kuris jau atsinešė savo kūdikystėje, sakykime, tą paveldimumą, tas paveldimumas, jisai jau išeina iš jo viso organizmo. Tai iš tikrųjų nuostabus produktai ir gerkim, naudokim tiek, kiek mes patys jų norėsim. Dar ir nuo lūžių labai gerai. Aš sausį susilaužiau ranką, man užgijo jinai 2 mėnesių laikotarpį. Aš jos nejaučiu tiesiog dešinę. Viską darau, viską absoliučiai. Labai greitai stebėjosi daktarai. Daktarai net patys nusistebėjo, neklausė, ką naudojat. Kažką Ne. Sakė, labai gerai gyja. Labai gerai gyja. Jo. Ir, o jūs žinot, nuo ko geriau gyja, ne? Nes, Jo, čia toksai, nes aš prieš 2 metus buvau tą pačią susilaužus, tai man labai ilgai, aš kokius 2 metus ją jaučiau. O dabar tikrai labai per alkūnę, tarp kitko buvo lūžus ir labai greitai sugijo. Taip. Ir jūs su jais. Šaunu, ačiū, Onute, labai už savo pasidalinimus. Ir vėlgi, kaip dar kartą pakartosiu ir turbūt labai labai dažnai kartosiu, jūsų kiekvieno žmogaus atsiliepimas duoda, žinokit, kitiems žmonėms labai daug pasitikėjimo ir jumis, ir šito produktu. Tai aš labai labai dėkoju visiems, kurie nori dalinate šią informaciją, kaip šitie produktai veikia, kaip juos naudojat, nuo ko jūs, nes mes kiekvienas įvairiai, ne, turim savo gėrio. Vienam spaudimas, kitam tas, kitam anas, trečiam dar, penktam dar kažkas tai kitas. Ir štai mes, kai kalbam būtent apie savo problemą, tuomet žmonės išgirsta tie, kurie turi tą problemą. Nesakykime, kažkas tai išgirdo abiejų Kristinų šiandieną pokalbį, kažkas išgirdo, tai jūsų pasisakymą, ar ne? Kažkas tai per laivą išgirdo mano istoriją. Kažkas tai išgirdo kažkieno kitą istoriją, nes ta, kuri arti jam. Štai yra žmonės jau gauna tą informaciją. Jeigu niekada manęs nekankino, sakykime, viduriavimas, tai man per vieną ausį, per kitą išėjo, ką Kristinos kalbėjo. Bet jeigu mane kankina tas viduriavimas, tai man jau jų informacija yra aukso vertės. Labai dėkui. Bet daug kas iš aplinkos artimų žmonių nebetiki. Pavyzdžiui, dėl kraujo spaudimo aš irgi gėriau vaistus, visą laiką rašė kompensuojamus ir aš juos nutraukiau, nes man viskas susinormalizavo. Na, aišku, aš geriu jau metai bus. Bet dabar viskas tvarkoj. Aš jau pusę metų net neperku jų. Tai va. Bet sakau, ne visi patikė. Ne visi patikti. Kodėl nežinau. Tai dėl to mes ir čia, Onute, nei vieno neįtikinėjom. Mes tiesiog dalinamės. Ne su tuo tikslu, kad kažkam tai reikia parduoti produktą, kažkas tai turės naudą iš jo, ar ne? Ne dėl to, o dėl to, kad realiai žmonėms padeda šitas produktas. Ir kuo daugiau žmonių bus sveikesnių šitoje žemėje, tuo jie bus visi geresni. Kada žmogus būna linksmas ir laimingas? Tada, kai jo akys švyti.
o kad jo akys švytėtų, jisai turi būti sveikas, nes tik tai sveikata parodo iš mūsų akių, kokioj stadijoje mes esam. Laimingas, sveikas ar nelaimingas dėl to, kad nesveikas. Tai va. Ir turėtų nebijot paūmėjimų, nes paūmėjimų tai labai didelių aš turėjau labai. Ir su galva, ir su skrandžiu, ir labai. Bet visą tą praėjo. Jau buvau ir persigandus, jau vienu tarpu, nes man dar ir stuburas, bet susitvarkė man jau ir stuburas. Tai pasidedu vaistus ir galvoju, jau jeigu nepraeisiu, gal gersiu. Bet va taip, vienu žodžiu, viską susitvarkiau be vaistų. Aš irgi skeptikė buvau ir labai ilgai analizavau, labai žiūrėjau, labai klausiau, labai, tiesiog. Ir kol pati neperėjau per visas savo ligas, tai negalėjau tikėti. Aš žinau, Onute, jūsų istoriją, žinau, kad netgi jūs ar buvote atvažiavę pas mane pamatyti žmogų, iš ko aš pirku tą produktą. Kas dabar žmogus, ką jisai man pasakys, ar ne? Ir dar ne viena, dar su palyda, dar ir vyru šalia, ar ne? Oi, draugas, kažkas tai man. Taip. Tai va, tai aš prisimenu jūsų tuos pirmus žingsnius su šitais produktais. Ir jeigu gerai prisimenat, aš jums sakiau, kad jeigu jums nepadės, aš jums grąžinsiu už tos produktus pinigus, ar ne? Taip. Buvo. Ir šiandieną jau kokiam laikui praėjus, mes galim pasidžiaugti. Man nereikia pinigų jums grąžinti. Nereikia. Nereikia ir nenoriu netgi. Tai va. Jo, kas tiki, tai valioja pirmin ir tikrai bus sveiki. Nes vaistai nieko nepadarys. 100%. Nieko. Laikinai, nuima skausmą ir viskas. Už dienos kitos tas skausmas grįžta. Ir vėl tu vargsti, vėl eini pas daktarą, daktaras nieko nepasako. Nieko. Dabar tai išvis nieko. Taip, Onute, ačiū jums labai. Ir rašo Neringa. Mama naudoja 4 mėnesius ir tikrai pilkėja plaukai. Aš, žinokit, nelinkus meluoti, taip kad aš neturiu jokio tikslo meluoti, kad aš buvau žila ir mano plaukai, štai patys galit matyti, nesimato absoliutiškai nei vieno žilo plauko, apart tas, kuris yra nudažytas, nes šviesiai pradėjau dažyti todėl, kad tikrai mano visi plaukai jau atauginėja tikrai visi žili. Tai, o aš mėgdavau tamsią spalvą, nes mano natūrali spalva, kaip matot, ar ne, ir aš nenorėjau būti blondinė, bet kai tik tais nusidažau, momentaliai paauga plaukiukas ir jau matosi linija žilų. Tai, kad nesimatytų taip žilų tų plaukų, tai aš nusidažiau šviesiai. Dėl to ir aš tapau tokia štai blondinė. Ir taip, Neringa, ir jūsų mamai toliau, kai daugiau pagersit tuos produktus, ir prapuls visiškai tas žilas plaukas. Labas vakaras. Negaliu įsijungti kameros, kažkodėl neduoda, bet papasakos, žinokit, jinai dabar jau naudoja 4 mėnesius, nes mano mama pradėjo naudoti dėl cukraligės, kuri buvo jai nustatyta labai, ta prasme, greitai, nes jinai net pati nežinojo, kad turi cukraligę ir tada aš jai pajungiau tos visus produktus. Tai dabar mano mama yra susitvarkiusi, jau susinormalizavo jai. Tai gerai, jinai ir toliau, aišku, vienu momentu čia buvom apstoję, bet dabar vėl jinai pasijungė, tai žinokit, labai patenkinta iš tikrųjų, nes pas ją visi, mano mama yra 70 metų ir pas ją jau buvo visai balti visi plaukai, tiesiog, nes yra genetiškai pas ją ėjo nuo močiutės, tai pas ją balti ir daug, jau ten praktiškai ne tai, kad žilas, bet jinai balta buvo. Ir dabar aš jau pasidariau nuotraukas, bet turiu telefone, o dabar kalbuosi per planšetinę. Tai žodžiu, žinokit, būčiau įkėlusi nuotraukos, nepatikėsim, bet taip įdomiai tie plaukai prasidėjo nuo smilkinukų, pradėjo jai pilkėti ir po to visas, žinot, galas pradėjo pilkėti.
tokiais. Ir jis sako, žiūrėk, kokia plaukų, sakau, mama, tai aš tau sakiau, kad va, tai tokie produktai. Tai mano mama, žinokit, labai patenkinta, sakė, kartumas jai dingo iš burnos, nes, pas ją toksai būna atsikelia ryte, toksai kaip kartu burnoj. Greičiausiai ten kepenis, bet, ta prasme, va, tas kartumas, po to jinai jau energijos daugiau turi, po to jinai tokia, žinot, linksmesnė, aišku, dar per mažai naudojam, dar reikėtų ir ilgiau, bet pati pradžia labai patenkinta. O mergaitai mano irgi, va, dėl Jekaterinos, kas buvo, jinai darželį labai parkrito ant asfalto ir veiduką labai susižeidė, smarkiai nusitrynė šonelį visą ir ten, aišku, ją ištino nabagiai krauju, kai bėgo. Tai, žinokit, aš praskleidžiau Jekateriną į vandenuką ir jai dėjau tokius kompresiukus. Tik sušyla ir vėl dedu tą šlapią kompresiuką su Jekaterina. Ir tikrai, žinokit, nepatikėsit, 3 dienos jau ta žaizdelė jau pradėjo ją įtraukti. Grinai, tai net auklėtojas jos pamatė ir sako, o ką jūs naudojote, kad taip jums greitai čia tas veidelis visas? Nu tai va, tai aš sakau, yra tokie produktai. Dar prieš tai šnekėjot, kad dėl vaikų sirgimo, tai mano mergaitė irgi, žinokit, eina į darželį, praktiškai lankomumas ten yra idealus, nebent mums reikia šiaip pas gydytojus tik nuvažiuoti, ten tam tikrų, žinot, kitų dalykų, tai, žinokit, tikrai neserga nei slogytėm, nei temperatūrom jokiom, nieko, tas imuninė jų sistema, bet taip, mano mergytė jau ilgiau naudoja negu mama, nes jinai pati pirmoji pradėjo naudoti ir tarp kitko aš pradėjau naudoti. Paklausiau, Valentina, jūsų, kaip sakant, mažai žingsneliais, bet pradėjau naudoti. Tai va, tai apie save aš aišku gal papasakosiu vėliau, nes dar tik, žinau, dar reikia laiko man pačiai, bet toksai geras dalykas, pabiški tvarkomės. Čia neringa gaunas kažkoks atvirkštinis variantas, ar ne, pas tave. Žmonės, kurie paragauja, kurie supranta, pajaučia ant savo kailio, tada jie drąsiai siūlo ir kitam savo artimajam. O tu žiūri, pirmiausia, pabandėjai ant mamos, jeigu mama nenumirė, reiškia, ir tada ir tu gali, ne? Ne, aš iš pradžių pabandžiau ant mano mergaitės, nes jinai irgi refliuksas, jinai pas mane nevalgi mergaitė, tas svoris pas mus pastojo, mes važinėjom per gydytojus, nes ją tiesiog stebėjo, darė begalės daug tyrimų, kodėl jinai nepriauga to svorio, kodėl jinai nevalgo, ta prasme, tokia buvo labai pas mus. Ir tas refliuksas, teiva, kaip minėjot, ir maistas ne viskas tinka, labai reikia žiūrėti, kad ne tos rūgštės. O dabar, kaip jinai geria, tai pas tai ir kvapas buvo išburnytas, atsikela irgi rytais, toks, žinot, aitrus, toks kvapas labai nemalonus. Tai va dabar, neturi jinai to kvapo ir žiūriu, kad jinai jau pas mus ir kečupą, žinot, kaip vaikai labai mėgsta tą kečupą. Tai jinai va dabar gali jo ir daugiau pavalgyti, jau nekrenkščia. Anksčiau jinai pas mane krenkštėdavo, irgi mes taip pat keldavom ir tas pagalvės, ir tas lovas leisdavom, žodžiu, ko mes tik nedarėm. Taip pat buvo ir vaistukai, ir ne vieni vaistukai jai, kad tą rūgštingumą muštų. Bet aš irgi, Valentina, sutiksiu su jumis, kad reikėtų iš tikrųjų ta prasme, daugiau tos rūgšties, nes mums darė tik tai nuo rūgšties, bet nedarė, aš irgi prašiau, kad žiūrėtų, galbūt mums trūksta rūgšties, bet ne visi gydytojai, aš manau, sutinka, galvoja, kad čia, žinot, atėjus iš gatvės dar mums čia vadovauja, tai taip ir liko, bet kadangi jinai tos produktus, jinai naudoja visus 3, tai aš jai Mimaxą jau iki pusės pakelio duodu Mimaxą, o Green Maxą ir Blue Maxą tai naudoju trečdalį. O kiek mergytei tavo metų? 5. 5. Ir tu nebijai tokios dozės duoti? Ne, aš Mimaxo tikrai ne, nors jinai man sako, kad tai Blue Maxas yra skaniausias. Nežinau, dėl ko jinai man Blue Maxas yra skaniausias. Ne, aš nebijau, bet ypač Mimaxo, nes, kaip ir sakė, ten tas ląstelės genetiškai tvarko, tai aš labai tikiuosi, ta prasme, kad jai būtent to labiausiai to Mimaxo reikia. Kažkaip toks pajautimas, kad jai gal reikia to daugiau Mimaxo. Visko nereikia ir visko, kai mes gaunam mūsų organizmas viso to gėrio, viso to maisto, kurio kiekvieną dieną mūsų organizmui visas reikalingas, tuomet mes ir pradedam kitaip jaustis, kad pati imuninė sistema viską tai daro.
Taip, ačiū Neringa ir už tavo pasidalinimą. Aš labai laukiau tos dienos, kai tu prabilsi, kai tu pasakysi, kad jau ir aš naudoju šitos produktus. Tai labai labai džiaugiuosi už tave, už tavo mamytę, už tavo dukrytę ir tikiuosi, kad ir tavo vyrui viskas jau gerėja, ar ne? Tai, Ačiū labai. tai prašom ir jums ačiū labai už pasidalinimus. Ir Genutė rašo, ar man tiktų plauti su Jekaterina aplink akis, nes yra toks pabėrimas pripažintas periodinis dermatitas. Genutė, nereikia, aplink akis tikrai nereikia, galit nusiprausti, ar ne, bet pačios Jekaterinos netepkit, nes kaip aš sakau, nereikia, jeigu jūs tepat į nosį dėl slogos, nieko baisaus, ar ne, bet irgi atsargiai, nes tai yra gleivinė, o akis tai taipogi labai reikia atsargiai, tai tepti aplink akis nereikia, bet jūs pilnai galite gerti Green Maxą, Mimaxą, Blimaxą ir ta priežastis, kuri jūs kankina būtent akių srityje, tikrai jums ateis į pagalbą. Tai jeigu, Genutė, jūs nenaudojat šitų produktų, tai aš jums padovanosiu. Ar naudojat? Labas vakaras, Genutė, pasikalbėkim. Taip, aš naudoju tos produktus. Ar jūs girdit mane? Girdim, Genutė. Taip, aš naudoju tos produktus. Naudoju nuo balandžio mėnesio. Ir vis tiek jums tas visas darosi, ar ne? Dar nepraėjo man, taip, nes, buvo labai baisiai, dabar jau geriau, bet žiūriu dabar ir vėl viena akis biški, nežinau, kas čia darosi, dėl ko čia taip. Akis, ar jos abidvi buvo tokios? Pirma buvo viena, paskui buvo ir kita, bet ta kita, kur mažiau buvo, tai jau kažkaip ir praėjo. O šitą irgi buvo jau, ne visiškai praėjusi, bet dabar žiūriu ir vėl man biškiai yra. Tad, Genutė, jūs nepergyvenkit, kaip ir jeigu girdite žmonių, ar ne, kad yra paūmėjimas. Paūmėja, nuslūksta ir vėl paūmėja, ir vėl nuslūksta, ir vėl gali paūmėti. Taip, aš naudoju. Visus 3 naudoju. O kiek laiko naudojat? Nuo balandžio mėnesio. Nuo balandžio mėnesio, tai dar nedaug irgi, kas čia. Nedaug. Birželis, ne, tai čia, čia dar kelios dienos, galima sakyti, ar ne? Taip, dar tik tai nėra 2 gal mėnesių. Tai dar gerkit ir gerkit, ir kada dar po kokių 3-4 mėnesių, tada ateikit pasidžiaugti kartu su mumis, gerai? Jo, gerai, ačiū. Gerai. Tai va, yra. Irena rašo, kad geriu 3 produktus pagrindinius šio mėnesį, baigėsi virškinimo problemos, juo labiau refliuksas. Tai mes girdėjome, ne, apie tą refliuksą. Ir Vanda rašo, jei galima, pasakysiu nuomonę dėl refliukso. Labas vakaras, Vanda. Taip, jūs savo nuomonę galite pasakyti. Labas vakaras. Aš, kadangi labai, faktiškai kas antras beveik žmogus turi šitą problemą. Ir poliklinika dėja negydo tą problemą, nesprendžia, o dar gilina, skirdama žmonėms vaistus, kurie mažina rūgštingumą. Ir čia yra tiesiog, kaip čia pasakyti, fiziologiškai labai neteisinga nuomonė, kadangi fiziologiškai, kaip dirba organizmas, mes pavalgėm, pabaigėm paskutinį kąsnį ir organizmas automatiškai uždaro sfinkterį, tą, kuris iš stemplės eina į skrandį. Maistą priiminėti baigiam ir tas sfinkteris turi užsidaryti, bet jis neužsidaro tol, kol skrandė nesusikaups reikalingos rūgščių kiekis. O jeigu pas žmogų rūgštingumas per mažas, tai jis ir negali susikaupti tas reikalingas kiekis. Ir todėl tas sfinkteris neužsidaro. Neužsidaro reiškia bus, ar jūs pasijudinsit, ar kostelėsit, ar pasilenksit,
tiesiog arba net ir pats maistas ten stovėdamas duos atpilimą. Ir tas atpilimas yra dar blogas ir tuo, kad tos rūgštys labai stemplę žeidžia ir net gali pasiekti iki balso stygų, ten pasidaro randai ir taip toliau. Tai vat koks būtų patarimas mano kaip žmogaus, kuris dar studijavo ir mitybą. Tai vat jeigu valgot mėsiškus produktus, ypač mėsiškus, žuvis, mėsa ir kažkokie stipresni baltymai, kiaušiniai, būtina dėti ko nors rūgštaus, ar rauginto agurko, ar, sakykime, citrinos sulčių įspausti. Jokia mėsa, joks baltymas nebus įsisavintas gerai, jeigu trūks rūgščių, nes skrandis tiesiog neužsidarys. Ir labai puiku, kad šitie produktai šitą dalyką padeda spręsti, bet matyti susitvarkius virškinimui, susitvarko rūgštingumas, bet dažniausiai tas rūgštingumas tai būna dėl kokių tai priežasčių atsiradęs, arba dar būna tokia priežastis kaip labai dažni stresai, žodžiu, ir tada tiesiog išsidarina rūgščių gamyba. Tai vat, net nedaro dabar tyrimų, jeigu tik sako žmogus man atpilimai skiria mažinančius rūgštingumą, tai dar labiau pagilina problemą. Tai vat šitą dalyką tikrai reikia žinoti jums patiems ir nesileisti, tiesiog, tai yra griaunama sveikata tiesioginiu būdu. Tiesiog, kai žmogus nežino, tai jam sugriauti sveikatą yra 1-2. Tai vat šitą dalyką galiu pasakyti. Ir dar vieną dalyką, jau jeigu, taip sakant, man suteikia žodį, tai dar galėčiau pasakyti tokį dalyką apie mitybą. Jūs, matau, nedaug šnekate apie mitybą ir kečupus naudojat galbūt, bet jau tikrai reikia žiūrėti, kokie tie kečupai, kokių ten chemikalų, kad nebūtų pridėta, nes tas tikrai nebus į sveikatą. Ir mitybos principas yra labai paprastas. Gali būti pats paprasčiausias variantas, ta vadinama angliška lėkštė. Tikriausiai žinot, ką tai reiškia. Imam lėkštę, dalinam ją pusiau, pusę uždedam daržovės, o ant kitos pusės dedam maždaug 60% riebalų, riebaus maisto, kita dalis baltymas. Iš tikrųjų, tai galima, žinoma, tą vietą, kur yra daržovės, galima dalį ten paskirti košiai kokiai nors, tik jau ne kokiai ten piurė, o paprasčiausiai grykiai, gali būti dar avižos, gali būti kartais ryžiai, pupelės. Žodžiu, ir kad būtų pakankamai ląstelienos, kad būtų pakankamai baltymo, bet svarbiausia, kad būtų pakankamai riebalų. Ir vat gyvulinės kilmės riebalų mūsų maiste labai stipriai stokoja, kai kas ten sakant, kaip sakant, prasideda dalyvauti dvasinėse praktikose, jos atėjo iš rytų, rytuose yra visiškai kiti metodai, rytuose yra daug saulės, rytuose daug yra saulės energijos, kurios nereikia mums pasigaminti, o mes gyvenam tokio juostoje, kad mes turim būti visavalgiai. Plius yra dar viena bėda. Aš pati jau ir stebiu, ir bandau pasakyti, bet žmonės skaito, kad jie ten viską žino, ką padarysi. Jeigu žmogus iš vaikystės nenaudoja gyvulinės kilmės riebalų, pas jį bus problemos su reprodukcija, bus problemos su hormonais, nes ne tik tai reprodukciniai hormonai mūsų organizme kūrėsi, o visi tų hormonų yra labai įvairių ir nuo jų priklauso mūsų sveikata, mūsų būsena, mūsų energija, mūsų, taip sakant, mūsų statusas pagaliau. Ir nereikia galvoti, kad hormonai tai tik tai lytiniai. Ir lytiniai tame tarpe. Bet jeigu žmogus nenaudos iš vaikystės pakankamai gyvulinės kilmės riebalų, pas hormonų sistema bus silpna. Bet į šitą reikėtų labai rimtą dėmesį atkreipti tiem, kas turi vaikų.
Nes vaikas iki paauglystės maždaug susidėlioja ta visa hormonų sistema, o jeigu tai vegetarai ar veganai, tai aš tiem vaikam nepavydžiu, nes geriausiu atveju jie daugiau mažiau bus kažkokie tai, bet labai maža tikimybė, kad jie turės palikuonių. Ir dar statistiką galiu pasakyti į šitą vietą. Amerikos institutas, vienas dabar jau nebe taip svarbu, koks tas institutas, bet tai buvo mokslinis institutas, kuris nusprendė patyrinėti ilgaamžiškumą. Kokia grupė žmonių pagal mitybą gyvena ilgiausia ir kokia trumpiausia. Tai vat, Genutė, aš labai atsiprašau, ne, žmonės rašo, kad jums reikia atskiros paskaitos, tikrai labai įdomiai kalbat, bet aš jums padarysiu vieną zoomą, būtent, kad jūs papasakotumėt žmonėms tai, ką jūs žinot ir kas tai vyksta, ne, nes rašo mergaitės, kad neužimkite laiko, nes nori dar kažkas tai ir pasipasakoti. Tai duodam tiem žmonėms pasipasakot, kurie dar nori pasipasakoti. Ačiū Jums, labai dėkingas, didelis ačiū. Ačiū labai, Vanda, tikrai buvo labai įdomu. Viktorija. Mikrofonas on. Tai kas norit dar pasipasakot? Tai jeigu galėčiau, aš iš tikrųjų pasipasakosiu, nes irgi taip laikausi jau iš tikrųjų, bet tikrai savo istoriją, kas girdėjo praeitą zoomą, bet mergaitėms labai patiko, sako, ar galėtumėt pakartoti savo istoriją kitame zoome, tai aš sakau, žinoma, mes galim kartoti kiekvieną antradienį, jeigu tik to reikia. Tai aš pradėsiu nuo to, kad prieš 7 metų, ar ne, tai gavosi taip, kad labai netikėtai iš tikrųjų man gavosi, kad užstrigo, atrodo, kaip ranka ištino, nesupratau, kas atsitiko ir nuvažiavę iš tikrųjų ligoninę, visa ranka buvo ištinusi, reikėjo net kirpti tą patį ir žiedą. Ir visiškai jokio tokio įspėjimo nebuvo, kad ta liga kažkokia pas mane atėjo. Ir gavosi taip, kad man darė tyrimus, sako, pas tave yra reumatoidinis artritas ir labai aktyvus, labai ganėtinai agresyvus ir mums reikia iš karto pradėti tyrimus, reikia pradėti gydymus ir visą kitą ir panašiai. Ir tiesą pasakius, labai greitai mane tai labai paveikė, nes per porą metų, kol jie bandė, kol tos tyrimus padarė, labai daug iš tikrųjų tų visų ir skanų darė, aš nežinau, lietuviškai teisingai pasakysiu, tai darė visokiausių įvairiausių tyrimų ir kol paskyrė man iš tikrųjų tos visus biologinius vaistus, tai mane visur mėgino ant visokių metroksatų išbandinėti, ant visokiausių cheminių vaistų, kaip sulfazalinas ir kiti visokiausi vaistai, buvo eksperimentinės, kaip sakau, tas triušiukas, ar ne? Tai praėjau labai daug ganėtinai per tos porą metų ir po poros metų, kadangi niekas man neveikia, kaip bebūtų, bandė net ir 30 mg duoti dozę, kuri yra jau vėžininkų dozė, tas metroksatas. Tai aš vartojau 25 mg kas savaitę leidausi ir gėriau vaistus, tai nuo vaistų labai blogai būdavo, 3 dienas nesikeldavau, 3 dienas pabūdavau vėl gerai, kaip sakau, atsipeikėdavau nuo tų vaistų ir vėlgi man reikėdavo gertos vaistus ir aš vėl 3 dienas jaučiausi, kad mane pykina, mane gera, mane gerai nuo toksinių visų vaistų, nuo metroksatų tokio kiekio ar ne, nes kaip ir minėjau, 300 mg pačio metroksato, tai jau geria dažniausiai arba leidžiasi vėžininkai, o man davė 25 mg. Tai labai labai didelė iš tikrųjų dozė ir labai agresyviai norėjo mane pradėti iš karto tvarkyti, bandyti daryti kažką, kad sustabdyti tą visą agresingą ligą, nes, sakau, kaip ir minėjau, jinai užčiupo mane labai netikėtai ganėtinai iš tikrųjų ir kiekvieną dieną man vis blogėjo, kad aš jau po metų, iš tikrųjų, galim sakyti, gulėjau lovai, negalėjau pakelti nei pačio puodelio, negalėjau nei pajudėti, nei nusiprausti, nei apsirengti, atsiprašant, užpakalio nusivalyti net negalėjau, tai viską darė mano vyras už mane. Ir aišku, įsivaizduokit, jaunai moteriai tikrai nebuvo fainai, kad vyras turėtų tai daryti. Negalėti su vaikais eiti kažkur tais, kažko daryti, valgyti daryti, tvarkytis, nusileisti į tualetą net iš tikrųjų. Tai
buvo labai emociškai sunku ir po to viso laiko, kiek išbandytų tų cheminių vaistų, jie nusprendė duoti biologinius. Po biologinių visų vaistų išbandymų ten apskritai buvo katastrofa kažkokia, aš nesupratau, kas vyksta, tiesą pasakius, nes prie jų ir aroksę išrašė, ir prednizolonus, ir visokius hidroklorofinus, ir visus vaistus, kiek įmanoma, man bandė sumiksuoti, ir taipogi tos biologinius. Aš kažkaip įsivaizdavau, kad biologiniai vaistai tai yra kažkokių žolelių pavidalu, kažkokie geresni, nes jie labai brangus buvo. Ir aš sakau, gerai, aš kaip tik noriu tų biologinių, net nesuprasdama, tiesą pasakius, kas ten per vaistai. Tai kadangi vaistai labai brangus, aš įsivaizdavau, kad jie labai ganėtinai natūralūs turėtų būti, bet iš tikrųjų taip nebuvo. Tai mes pasižiūrėjome iš tikrųjų, kiek jie galėjo sukelti man visokių kitokių problemų, tai ir vėžį, ir dar kažką, ir tenais ištirpinti smegenis, ir N visokiausių pašalinių poveikių, kur galėjo būti iš tikrųjų nuo tų biologinių vaistų. Tai aš juos išbandžiau, tikrai bandžiau, nes neturėjau pasirinkimo jokio. Ir gaudos visą laiką iš ligoninėse, su morfinais, su vaistais, su visokiais pašaliniais poveikiais. Vienas momentas buvo, kad labai baisus buvo, iš tikrųjų po 3 mėnesių vartojimo vaistų gavus, taip kad aš atsiguliau lovą ir aš negalėjau pajudėti. Ir vyras įsigando, nes mano kvėpavimas tai suaukštėja, tai sulėtėja. Tai aš tenais kažką verpelionu, nesupranta, kas vyksta, negaliu pajudinti nei rankos, nei galvos, ant tiek man biologiniai vaistai suveikia po 3 mėnesių, kad išsikvietėm greitąją ir kiekvieną kartą panašios istorijos. Aišku, jau mano daktarė buvo kaip ir konsultacija, pasiėmiau antrą mediko, nes dėl to, kad pirmas mano mediko konsultacija tai buvo kažkokia katastrofa, 3 metus jisai apskritai man nieko nepadėjo. Tai norėjo, sako, visą laiką eik sportuok, mes svorį, sakau, tai kad aš negaliu pajudėti, tai ką aš galiu daryti, tai sako, nieko mes irgi negalim padaryti, jūs darykite kažką. Tai kaip ir sakau, medikai jiems buvo nusispjauti, davė viską, ką tik galėjo. Kadangi šiek tiek, jeigu norėsit pasiklausyti, iš tikrųjų truputėlį praplėsiu tą savo istoriją, kad geriau susidarytumėte visą vaizdą. Prieš biologinius vaistus yra toksai dalykas, kada jums reikia įsitirti nuo tuberkuliozės. Jeigu yra aktyvi arba neaktyvi bakterija, jau automatiškai biologinių jų vaistų negali paskirti, kol jinai nėra išgydyta, galbūt ar ne, ar sustabdyta, ištraukta kažkokiais vaistais pašalinta. Tai gavosi taip, kad mano pirmas reumatologas mano visus kraujo tyrimus nuneigė, nors mano iš tikrųjų tuberkuliozės kraujas turėjo būti teigiamas, jisai buvo neaktyvi bakterija, bet nebuvo ta bakterija ir vis tiek nusprendė, nežinodamas, ką daugiau su manim daryti, paskirtos biologinius vaistus ir padarė antrą šitą tuberkuliozės testą ir jisai rodė, kad neigiamas. Jis sako, neigiamas, reiškia, pirmas buvo negeras testas, ar ne, tai taip jisai įsivardė, sukeldamas man didelę riziką. Tai šiek tiek sutrumpinsiu tą istoriją, aišku, aš persikėliau kitą miestą, persikėliau pas kitus reumatologus. Reumatologai vėl tas pats, jie kadangi nepasitikė kitų daktarų tyrimais, visais kitais dalykais ir vėl tas pats per tą patį, vėl tas patys tyrimai, vėl užtruko, kol vėl man davė kažkokius vaistus išbandyti. Ir kol mane iš tikrųjų taip tąsė, per vieną, per kitus, per trečius, per ketvirtus, aš turėjau per metus iš tikrųjų 16 įvairių šitų skanų, radiologinių visokiausių tyrimų ir visą kitą, kur iš tikrųjų pagal įstatymą, iš tikrųjų šiaip apskritai pagal žmogų turėtų radiacija būti minimaliai ir turėtų būti, jeigu yra jau 2, 3, 4 kartai maksimum per jau metus turėti ten tie visi radiologiniai visokie tyrimai, turėjo nedaryti man, tai aš per metus turėjau turbūt 16-17. Tai įsivaizduokit, kokią aš radiaciją turėjau. Tai įsivaizduokit, kas su mano kepenim buvo, kas su mano organais buvo, kas su mano skrandžiais buvo, nes prednizonas tai apskritai jisai yra steroidinis vaistas, jisai griaužia man skrandį, erozijos atsirado. Problemas su tuštinimus atsirado, įvairiausi kiti problemos visokiausias ir panikos atakos, ko tik tais man nebuvo iš tikrųjų. Ir kiek aš nekovojau, man visus biologinius 7 vaistus davė, skyrė, vis sako, gerk, ir aš jų, sakau, viskas, nebeturiu ką daryti, aš jau viskas pamečiau tą viltį, kad jau kažkas man padės.
Laikui bėgant mes suradom šitus produktus, priėjom prie to, kad produktus suradom ir tie produktai iš tikrųjų man pagelbėjo labai daug ir aš esu labai dėkinga produktams, nes iš tikrųjų aš sugebėjau nuo produktų, aš dabar galim sakyti, iš tikrųjų reguliariau geriu tik 6 mėnesius tos produktus, bet jų man yra pagerėję ganėtinai nemažai. Aš anksčiau prieš tai jos geriau, bet pradžioje šiais labai irgi netikėjau, labai buvau skeptikė, sakiau, ne, čia nesąmonė, kaip čia gali būti paprastas produktas, gali padėti, jeigu daktarai yra davę N vaistų, N tyrimų ir man niekas nieko negalėjo padėti. Tai įsivaizduokite, kad paprastas atrodo toksai produktas, vaisiai, daržovės ir visa kita gali padėti žmogui iš tikrųjų išeiti iš tos nevilties ir iš tokių skausmų, iš tokios patirties, kad, sakau, aš nepatikėjau. Sakau, nustojau gerti, nes man suūmino labai, ar ne, tas ūmėjimas labai buvo didelis, aš negalėjau iškęsti, nes mano vaistų, tai būdavo krūva per dieną išgerta ir morfinų, ir tramadolių, ir visokių kitokių vaistų, kurių aš galėčiau tik per dieną išgerti, kad man tik neskaudėtų ir aš galėčiau nesustingus judėti ir kažkaip bent kažką pasidaryti pati. Tai gavosi taip, kad aš nutraukiau juos, nes aš nebeiškenčiu skausmo, nes, kaip mes ir sakom, nebijokit tų suūmėjimų, nes produktai tikrai sukelia, nes bando iškelti tą visą jūsų problemą į viršų kažkur tais, ar ne? Tai gali ir ištinti daugiau ir paūmėti jūsų ligos, ir inkstą parodyti, kas skauda, ar ten kepinį, ar dar kažką, kaip ir minėjau, ir galva kažkam paskūsta, ar ne. Tai tikrai neįsigaskit, nes aš tą padariau tą pačią klaidą iš tikrųjų. Aš ką padariau, tai aš nustojau jas gerti, nes aš įsigandau. Aš negalėjau tos skausmo iškelti. Aš galvau, kad kažkas negerai, galvau, kad man kepenis, galvau, susprogs, ko tenais tik tais nebus. Bet vėliau vėlgi aš kažkaip pasiryžau jos vėlgi gerti, nes vėl prastėjo, pradėjau gerti ir aš žiūriu, kad aš susimažinu aišku dozes, tai galima sumažinti pagal savo poreikį ar ne, jeigu tik tais reikalas esant labai didelė stipri liga, tikrai galima po truputėlį, kaip ir sako, niekur neskubant tai daryti. Tai aš po truputėlį pradėjau tai daryti, dabar aš jau galim sakyti, po visus pilnus, tai GreenMax'ą po pusę geriu, ar ne? Tai aš per pusę metų daugiau nuėjau nuo visų vaistų, liko vienintelis prednizonas, kur kartais man dar šiek tiek vis tiek ir suūmėja, ar paskausta, ir dar tikrai yra kur toli gražu, kur dar tvarkyti savęs. Tai prednizonas irgi, ką aš sakyčiau, nežinau, ar žmonės žino, kas yra prednizonas. Prednizonas tai yra steroidinės tabletės, kurios gali sukelti vėliau ateičiai didelės dozes vartojant kaulų retėjimus ir apskritai su kaulais minkštėjimai ir visas kitokios problemos ir kur burbuliukas gali pasidaryti nuo jų ir visa kita ir panašiai. Tai iš tikrųjų jisai labai negražus, nefainas vaistas, kuris labai gali daugiau problemų sukelti, negu dabar man padeda, bet aš neturėjau jokios išeities. Aš kaip ir minėjau, jisai man irgi padėjo judėti. Tai aš anksčiau gerdavau iki 50 mg per dieną. Tai reiškia 10 tablečių į dieną kiekvieną kartą steroidinių vaistų. Dabar su šitais produktais aš pasisveikinsiu save, paplosiu savo iš tikrųjų tiem produktams, kad aš jau galiu tik gerti 5 mg per dieną. Nuėjau nuo visų biologinių, nuo visų metroksatų, nuo visų kitokių visų vaistų. Labai retas atvejis, kad aš geriu kažkokius nuskausminamuosius. Ir tai jeigu reikia, aš tada geriu 2 GreenMax'ą, kad mano skausmo padėtų. Tai vat tikrai rekomenduosiu šios, nes aš tikrai patyrusi su labai daug, mes dar aišku laivą turėsim su Lineta rytoj, tai šitą daugiau gal išplėsiu šitą istoriją, galėsim pasidalinti. Bet tikrai, kas turit problemą su sąnariais, ar bet kokią problemą su sveikata, tikrai nepagailėkit savo pinigų sveikatai. Nes vėliau gali tikrai būti blogai, prastai ir kada žmonės to nesuvokia, to yra nepatyrę, labai yra sudėtinga išeiti iš to. Ir kada jau mes nebegalim judėti, žaisti su vaikais, neturėti visiškai komforto savyje, pasitikėjimo ir visą kitą, mes esam jau kaip ir nebe žmonės, ar ne, mes jau esam kaip sužlugę. Tai ir su tais produktais lygiai taip pat, kadangi nuo vaistų buvo panikos, kaip minėjau, atakos, man padėjo per 3 savaitės susitvarkyti, nes aš pradėjau GreenMax'ą gerti 2 dozes, nes nuo GreenMax'o ir GreenMax'o
man tiesiog pagerėjo ta sveikata, nes man sakė, gerkit nuo depresijos vaistus, gerkit tą, sakau, ne, žinau, ką jie daro, sakau, aš negersiu. Bet man buvo panikos iki 2 valandų, aš buvau daug, kad net išvažiuodavau ligoninę. Tai va, jeigu ties artritu, tai atsiprašau, jeigu įsiplėsiu, bet tikrai dar turiu ką papildyti, tai jeigu kalbant apie tokius kaip ne tik sąnarių problemas, ar ne, bet ir tuštinimosi problemas. Tai kadangi visi labai gerai žino, kas turi sveikatų problemų ir vartojat vaistus ir kiekvienas vaistas arba kažkas tai vis tiek sutrinka, ar tai skrandis, ar tai gastritas atsiranda, ar tai erozijas atsiranda, galbūt nuo vaistų, gal kažkokių nuo kitų sutrikimų, ar ne. Tai lygiai tas pas mane buvo, aš būdavo, kad 5 dienas neišeidavau tualetą ir man 6 dienas neišeidavau tualetą, man pūtė pilvą, aš nežinau, kas darosi, nes nuo vaistų įsivaizduokit ir kepenys, visi inkstai ir žarnynas, viskas sustojo veikti, viskas apskritai, nes ir judėjimo nebuvo iš tikrųjų to per didelio, ar ne, nes aš negalėjau judėti. Tai viskas pučiasi, viskas sustoja. Iš tikrųjų, žarnynas, kada sustoja veikti, skrandis sustoja veikti, man būdavo sunku, nes aš net toks jausmas, kad norėtų atpilti nedaug suvalgiusi, nes viską užspausdavo ir skrandžio labai didelį būdavo priepoliai. Tai pasitikrinau, erozijas atsirado nuo vaistų, gastritas atsirado nuo vaistų, viskas sustoja dirbti. Ir sakau, vien tik šitų produktų dėka man susitvarkė mano žarnynas, pradėjo iš tikrųjų veikti, o žarnynas, jeigu neveikia, tai įsivaizduokite, kad jis yra mūsų nuodas, apskritai nuodas yra mūsų žarnynas, jeigu jisai nevirškina, nesituština, mes dar kažkas nevyksta. Tai būdavo, kad net važiuodavau ir klizmas darytis ir gerti visokius vėl vaistų, ar ne, kad aš išeičiau tą tualetą, kad tau pagelbėčiau. Niekas nepadėdavo. Tai 7 metus aš stengiausi eiti, daryti kažką, bet visiškai niekas nepadėjo. Tai sakau, dėka šitų produktų, ačiū mamai, ačiū visiems, kad iš tikrųjų man atvėrė akis ir pasakė, tu patikėk jais. Ir aš tikrai patikėjau ir pradėjau vėlgi gerti ir man tikrai gerėja. Ir labai daug sveikatos problemų jau susitvarkiau. Ir pažiūrėkite į mane, aš šiandien šypsausi, aš judu, man gera ir aš dalinuosi su jumis. Ačiū, tikiuosi neįsiplėšiau, nes bandžiau susiaurinti viską. Tikrai tavo pati istorija, jinai labai įdomi, visų istorijos labai įdomios, ar ne? Bet tai kaip, sakykime, iš tavo pačios ligos, ten viso organizmo, sakykime, ar ne, liga. Tai ko nepaimsi pas tave, tą ir rasi. Bet kokią ligą. Tik tais dėkui, nežinau, kam čia ir dėkoti, kad dar neaplankė mūsų vėžys ir kitokios stiprios, ar ne, dar stipresnės ligos. Bet galėjo ir labai greitai ateiti ir pati mirtis, ne tik tais, kad ir... Tai aš labai džiaugiuosi, kad tu patikėjai manim, kad tu patikėjai dar kartą šituo produktu. Manau, kad žmonės taip pat išgirdę tavo istoriją irgi patikės ir imsis savo duoti pagalbos. Ne, tikrai, sakau, esu padangėsi, nes tikrai yra dar kur dirbti, yra dar kur gerti jos, ir šiandien rankos šiek tiek patinsta, bet normaliai jau čia dar nieko netrodo, jau čia labai gerai atrodo. Tai yra dar kur tikrai gerti jos ir tikrai dar dalinsiuos ir tikrai tais pagerėjimas visą laiką pasidalinsiu. Tai ačiū. Ačiū tau labai ir ačiū visiems už pokalbį, už savo pasidalinimus, už savo visas istorijas. Ir nepabėkit, visada po įrašo, po Zoomo palieku laisvą kalbėjimą. Tai būtent tai, ką tu pakalbėjai praeitą Zoomą, po Zoomo, ne po įrašo. Tai mergaitės tave prispyrė gerai prie sienos ir sako, tu privalai tai papasakoti ir įrašę. Dėl to tu šiandieną dar ir prabilai. Taip, labai smagu ir šiandieną įrašą mes ir baigsim, nes žmonės labai pavargsta klausyti ilgų mūsų įrašų, ilgų pasikalbėjimų, tai mes galim pasikalbėti ir be įrašo. Tai įrašą sustabdysiu ir iki kito antradienio 20:00 00
ir vėl mes susitiksim čia visiems šitiems pokalbiams. Dėkoju tiems, kurie visi kalbėjo, dėkoju tiems naujiems žmonėms, kurie prisijungė ir parašė, kad jie nauji. Aš po įrašo su jumis taip patgi susisieksiu ir jūs gausite kiekvienas dovanėlę nuo manęs. Tad sudie sakau visiems šitam įraše. Iki kito antradienio.